Labas rytas. Per paskutinės keletą dienų įvyko nemažai pasikeitimų, įdomių dalykų mūsų gyvenime. Tai pats didžiausias susižiedavome, oficialiai vyras ir žmona. Skamba kaip paukščiai susižiedavo. Bet taip ir yra. Tai vat, ir vakar atvykom į vieną iš mano svajonių aplankyti vietų, tai Farerus. Vakar atvykom, truputį pasivaikščiojom po Tórshavn miestą, čia sostinė, jeigu gerai tariu, čia sudėtingi labai pavadinimai, tai gali būti, kad tarsiu aš juos netiksliai, bet vakar buvom žiauriai pavargę, nes gavosi, nežinau, kokios, viena naktis buvo su labai prastu miegu. Nerimo naktis. Kita naktis po vestuvių buvo su porą valandų gal miego ar valandą miego, tada atsikėlėm. Ir kita naktis buvo visai be miego, nes skrydis ir ten persėdimai ir taip toliau. Tai vakar... valandą miego per naktį, sakyčiau. Kažkas tokio, tarkim. Ir ryte jau labiau gal. Ir tai vakar atvykom, išsinuomojom automobilį, atvažiavom į miestą ir šiek tiek pasivaikščiom, parduotuvėj buvom, maisto šiek tiek nusipirkti, įsikūrėm savo kambarį ir šiandien jau pradėsim keliauti. Tai šiandien, galima sakyti, šiandien mūsų medaus mėnuo prasideda. Nors vakar prasidėjo. Jo, bet šiandien jau toks atsipalaidavimo daugiau ir visko, tai energijos daugiau turim. Nes vakar tai tokie kaip zombiai biški buvom. Tai atvažiavom, nieko per daug labai vakar nefilmavom, bet kiek ten biški nefilmavom, tai sumontuosim į šiandieną. Ir šiandien tada važiuosim, manau, iš karto į įspūdingiausias bent jau man Farerų salų vietas. Tai bus tikrai labai gražių vaizdų. Ir vakare dar važiuosim Indrutės gimtadienio atšvęst kažkur į miestą. Daug visko. Daug visko. Į vieną krūvą susimetė. Dabar kas metus švęsim ir metinės, ir mano gimtadienį. Mažiau dovanų bus. Ne, vis tiek džiaugiau. Tai jo, einam dabar pusryčiaut, nes ką tik atsikėlėm ir tada iškart važiuosim į tokį tolimesnį salos, kitos salos netgi kraštą. Ir žodžiu, pamatysit, kas laukia. Kaip farerietiška kava. Aš galvoju, klausiu antrą kartą, ar sutinku už tavęs tekėti. Ne, jau. Neklausinėsiu klausimų, kad paskui nesulaukčiau ne to atsakymo, ko jau noriu. Gerai, skani, tik tai labai karšta. Puodelis nepritaikytas. Šiaip tokie fainus smėlių puodelį, bet kai rankenėlės nėra, selės, tai karšta. Okay. Tai kol Indrutė geria kavą, aš trumpai papasakosiu apie šitas salas. Tai Farerų salos yra autonominis Danijos karalystės regionas ir jos yra jos yra Šiaurės Atlanto vandenyne, maždaug pusiaukelėj tarp Norvegijos ir Islandijos. Ir šį archipelagą sudaro 18 vulkaninės kilmės salų, kurias jungia povandeniniai tuneliai, tiltai, keltų linijos. Fareruose gyvena iš viso apie 54 000 gyventojų, o pagrindinis ekonomikos variklis čia yra žvejyba ir žuvininkystė. Salos pasižymi subarktiniu jūriniu klimatu, atšiauriu, medžių neturinčių kraštovaizdžių, stačiomis uolomis ir gausia jūros paukščių bei avių populiacija, kuri čia lenkia žmonių skaičių. Tai mes ir vakar, kai važiavom, tai avys ganosi laisvai, eina kur nori ir važiuojam per kalnų tokiais keliukais, tai įlendi į rūką iš niekur nieko, atrodo išlendi iš to rūko vėl. Avis, žiūrėk, per kelią eina, tai labai reikia atidžiai vairuoti, nes ir tos eismo sąlygos keičiasi ten labai dažnai, labai greitai ir tos avys, kai taip vaikšto kur nori, kaip nori, ir prie kelio jų tikrai daug yra tokių ir jos ten ir juodos, ir baltos susilieja su aplinka. Ten gali pagalvoti, kad kartais koks akmuo, bet ten avis, žiūrėk, jau juda. Tai reikia labai atidžiai. Tai ir jo, nei vieno medžio nematėm, daug tokių krioklių, visko, tai labai, labai įdomus vaizdas. Islandijoje nesam buvę, bet man atrodo labai panašu čia turėtų būti, nes šios irgi vulkaninės kilmės, visos tos uolienos tokios, viską, tai
kažkaip labai atrodo panašiai. Tai jo, tai Mindrutė tuoj baigs gert kavą ir žiūrėsim. Visą gert. Kom prie, jei gerai ištarsiu, Molafoso ar kažkokio tai krioklio. Tai turėtų būti vaizdas irgi labai geras. Nes ir bevažiuojant visur, kur tik bepažiūri, labai geri vaizdai, atrodo, gali stoti ir visur viską filmuoti. Tai čia irgi viskas labai nuostabiai turės būti. Tik tais dabar vėjuota. Tai ir vėjuota ir tokia dulksna. Bet kai čia orai labai dažnai keičiasi, tai gal to ir saulė išlys. Ir gal kokį droną pavyks pakelt, nes baisiai noriu. Kažkaip sunkiai tikėt, nes droną pakeltum. Ir kitas dalykas, čia yra viena iš tų vietų, kur galima pufinus pamatyti, tokius ikoniškus šitų salų paukštukus. Šiaip jie yra kitoj saloj, bet ten brango keltis labai, tai gal šitą skipinsim. Ir, kadangi čia yra tikimybė pamatyti, tai pažiūrėsim, gal ir pamatysim. Ir pagausim. Ir pagausim į Merliną, taip. Jau porą naujų turim. Tai čia, kur vaikščiojom prie šito mūsų krioklio, tai biškį tokį trumpą haiką praėjom. Ir čia dabar atėjom prie tokio kaimuko, Dalsgarbur tikriausiai. Ir važiuojam į kavinukę biškį pasidėti, trumpai užkast ir atsigert. Kainas žiaurokos. Tokia sumuštinis, rankinukas sumuštinis, tai aš parodysiu. Ir karštas šokoladas ir nealkoholinio alaus stiklinė 43 euriukai. Lietuvoj būtų kokie 5 gal. Gal biškį daugiau, nes ten iš karštas šokoladas alus. Bet jo. Ta lėkštė iš nuotraukos neatrodė kažkokia labai. Gal kai ir neš bus gražesnė. Tikėkime, bet čia nelabai daugiau ir pasirinkimo yra. Atsirinksiu, kas gražiau. Tai va tokį mažą rinkinuką paėmėm. Tai yra... Čia ar matosi per kamerą? Gal? Kažkiek matosi, man atrodo. Čia kažkoks vyniotinis, čia kažkokios daržos. Biškį daržovių, krevečių, kiaušinio. Nežinau, pusryčių rinkinukas.
Tai, nu, bandom žiūrėti, kas čia yra. Aš gal Tu su kiaušinį. šituo kažkuo neaišku raudonu gal? Ne, aš iš čia imsiu geriau. Nu, gerai. Žiauriai vėjuota, nu ne žiauriai, normaliai palyginus. Nežinau, kaip čia su garsu bus, bet gal gerai. Tai, žodžiu, pataikėm į pirmą jau mokamą haiką, bet nebrangiai gavosi 400 kronų, tai kažkas apie 20 kelis eurus gavosi. Bet, tipo, būtų galima įeiti ir nemokamai. Buvom sustoję kitoj vietoj, kur irgi link to paties tikslo eina kelias, bet uždaryta dėl paukščių perėjimo laiko. Tai, žodžiu, per kitą vietą link to paties taško dabar einam. Ir, nu, čia irgi bus labai faini vaizdai, nu, bet tik, kad dronų negalime skraidyti, nes oro uosto zona, kur prieš tai buvom, nebuvo galima skraidyti, nes ten irgi paukščių apsaugos zona. Ir, tipo, atseit pufinai ten kaip perė, išsigąsta ir palieka savo jauniklius vienus. Tai va, o pačių pufinų nematėm, nepasisekė. Gal čia netyčia pamatysim? Nu, vat nežinau. Ir toj kaviniai dar buvo geras, labai vaizdelis juokingas, nu iš dalies juokingas. Didelis telikas ir ten rodo gražius vaizdus, rodo avį, tada Gražiais ragais, nu tai avina. Tada kita nuotrauka, tas jau avinas kabo paskerstas, kitoj nuotraukoje išdarinėtas, dar kitoj nuotraukoje jau ant stalo patiektas. Tai ten kokius vaikus ir traumuoti jaučiu galėtų tokie vaizdai. Bet gal jam ir natūralu. Mes čia taip nepripratę prie tokių vaizdų. Iš principo tai čia visiems natūralu, bet dabar kažkaip nežinau. Turėtų būti, bet nu, nepripratęs tai nėra natūralu. Na. Tai va, fainiai. Šiaip biškai oras galima sakyti. Norėčiau sakyti pasitaisyti, bet jau lyg vėl lašiukus jaučiu. Aha. Aš tai jaučiu ant akinių matau. Tai va, einam dabar į tokį jau matosi debesį. Tai gali vėl biškai palyti. O dabar tai nėra nei šaltas, tik labai malonu. Vėjas didelis, bet šiltas. Nėra toks šaltas, jokių gali. O dabar tai liktos iš po debesų išners. Kaip garbanotas gražiai. Tai dabar mes traukiam maždaug link to snapo. Ten įspūdingai atrodo. Ir šitas ežeras, kuris čia yra, tai virš jūros kabo. Labai fainiai atrodo. Tai va tokio vaizdo atėjom pasižiūrėti. 3,5 km maždaug, virš valandos ėjimo. Vaizdas wow, tik tais biški rūkas gadina, nes biški kalno viršūnės nesimato, bet vis tiek fainiai. Aš susitelkus filmuoju. Aš ir. Jo, labai gražu.
Ir kas man labai patinka, kai jau oras yra. Ten prisirinkę daug štatyvininkų. O čia tas ežeras, kur viršau vandenyno. Šiaip gal ten dar paeisim į tą pusę. Ten jaučiu kriokpys turėtų matytis. Ir šitas ežeras, kai iš toli važiavom, gražiai matėsi, nes tikrai atrodo kaip kabėjo, net ir susiliejo, atrodo, su vandenynu. Jo, tai va čia tas epinė, epic vieta tokia. Iš tos pusės ypač, ten, jeigu su dronu paskridus, labai gerai matytųsi, kaip tas ežeras kabo virš vandenyno. Atėjom į tokį rimtesnį restoraną, Sandriute, tik tais pamiršau mikrofonus mašinoje, tai biškį garsas bus prastesnis. Tai čia iš karto galima pasivaišinti duoną su sviestu. Sviestas? Nebus duona su majonezu. Sviestas. Ir pasiėmėm tokius du rinkinius maisto. Kristian ir Wilson kažkas. Žodžiu, 5 ir 7 patiekalų vakarienė. Tai man 7, 2, tai 5. Bus lašišos, bus ėrienos, bus kalmarų, salotų kažkokia, desertas bus. Tai kaip tik gimtadienį tokia vakarienė. Kainuos šiek tiek, bet, paskui. Tai išėjom ne iš tos kavinės, o iš to restorano, nes patiekalai geri, skanūs, šiaip tikrai, tai sočiai, skaniai ir brangiai pavalgėm. Ta mūsų vakarienė kainavo, su 10 kronų arbatpinigių, kainavo 109 eurų. Ten su biškiu, tai vat, čia gal kol kas... Ai, 109? Nu. Aš pirmą tu sakė kiek, manęs paklausė, sakai 120 ir tada išgirdau tik 9, gau 9 eurų. 109. Biški daugiau. Aš girdėjau 10 000 kronų, tai jo, iš 10 padaugino, man 100 ir aš galvoju, ten dar biški daugiau gauna 10 eurų pridėjau. Žodžiu. Tai... Jo. Dar tai brangiai nesam valgę tikrai. Bet aš tikėjausi, kad panašiai bus, nes šitą, kai Geminijaus klausinėjau,
tai jisai sakė, kad paprastose kavinėse ten apie šiam kažkas, o sako, jeigu geresnėje kokioje, nu, tai gali būti nuo 80 ir daugiau žmogui. Tai, nu, tai panašiai ir gavosi. Visą moterim siūlyčiau susižieduoti, nes vyrai tada pradeda labai lepinti. Ir tas tikrai pasijautė. Žmoną reikia mylėti. Tai va. Aišku, dar reikia palaukti dar 10 metų pagyventi. Nu, paskui gal kitaip bus. O gal dar labiau lepinsiu. Nu, tikiuosi. Nu, tai va. Tai dabar važiuojam jau namo. Nu, kaip namo. į savo kambarį, butą, ar ten konteinerį, kaip ten jį pavadinti. Nu, nes toks forma jau tai tokia. Tai va, ir tada dar prekių apžvalgą padarysim, ką nusipirkom šiaip maisto, nu, kitiems valgymams, kai ne į restoranus eisim. Nu, reiks dabar taupyti jau. Jo, tai va, prekių įdomių yra, tokių, kurių dar nebuvau Lietuvoje matęs, tai parodysim. Parduotuvai buvo dar keistesnių, ne viską pirkom. Nu, tai dar ir pakomentuosim tada. Žodžiu, grįžom jau namo, vėl namo. Grįžom, kur gyvenam. Tai va, tai kas man šiaip apskritai įdomu parduotuviai buvo, kad mačiau bent porą darbuotojų, kurioms metų, nu, kokių 14, 12 gal. Ai, tai 2 matai? 2, viena salėje buvo ir viena kasoje sėdėjo. Nu, tarsi visai vaikai. Ir atrodo ten, kaip, nu, Lietuvoje nemačiau tokių parduotuvėse dirbančių jaunų žmonių. O čia nais matomai, nežinau, ar čia dėl to, kad vasaros atostogos ar kažkas ir ten taip užsidirbinėja, nu, bet, nu, visiškai, ta prasme, nu, toli gražu iki pilnametystės. Tai va, šitas labai nustebino. Nu, ir dabar metas pasižiūrėti, ką nusipirkom. Aš tai dar noriu sakyti, man, pavyzdžiui, Danijai, kuo patinka ir stiuardesės, pavyzdžiui. Nu, tikrai matosi, kad jos yra vyresnės. Lietuvoje tokiem žmonėm jau, nu, ta prasme, ir sunku darbą susiros, o čia jie kažkaip į tuos metus kitaip žiūri. Tai gerai, gal pirmiausia. Lietuvoje uždrausta prekė. Taip, aš galvoju, gimtadienio progom kolegom bus. Vaikiško šampano. Vaikiško šampano, nu, tai negalima alkoholinio. Jo, bet šitą, aš nežinau, ar Lietuvoje muitinė, nu, šitą praleis oro uostą, žinai, pamatys, kad nelegalią prekę gabeni. Alkoholinio praleidžia, manau, ir šitą praleis. Bet jis Lietuvoje uždraustas. Tai parduotuvėje uždrausta parduotuvė. Nu, nežinau. Manau, nu, čia nelabai sveikai, bet dažniausiai to ir nevalgom. Ta prasme, per pusmetį kartą, geriausiu atveju. Čipsai. Nu, bet čia paprasti. Gerai, toliau. Gal aš tai to įdomiausios prekės noriu. Gerai, traukiu. Liaudas. Nu, gerai. Tai va čia... Įdomiausia prekė, kad čia viskas, kas tik įmanoma, šaldoma yra. Visiškai viskas. Jo, palauk, netrauk. Šaldoma viskas. Matėm užšaldytų burgerių. Šiaip bandelių visokių šaldytų matėm. Blynų šaldytų. Dabar ne tai, kad šaldytuvė, bet šaldymo kamerai, kur, nu, visiškai sušalę. Ir va čia keisčiausias dalykas, kurį aš dabar niekad buvau šaldyto nematęs. Prilipo mano maiščiukai viskas jau. Šaldyta sriuba. Ir 2 porcijos šitą. 2 porcijos šaldytos sriubos. Ajajai, šalta. Nu tai gerai, trauk kitą. Tai čia nais kažkokia su daržovėm. O čia Justinai bus. Čia man pomidorinė. Gal šaldytos sriubos. Bet tokia kieta, kai akmuo visiškai. Taip. Čia dar kažkokia viskas šlapia, dabar dar automobilyje pastovėjo. Na, čia picos. Greitai pasišildomų dalykų prisipirkom. Na. Kad nereikėtų šią sėdėti. Čia kažkokia tortilė. Aha. Bet šitos firmos ir pas mus Lidle, man atrodo, būna. Tik tai ne tokių dalykų. Tai va, ir šiaip šitą parduotuvė, kaip ten jinai vadinasi? Su kiauliuko. Su kiauliuko, ja, bet kai užeina, tai vaibas toks biškai į Lidlą primena Lidlą. Tai jo, kažkoks analogiškai Lidlui variantas ir šiaip nebrangu palyginus už viso šitą. Nu, kiek viso prisikruojam, tai jo, lyginant... Apie 1 eurų kainavo gal, ar kiek ten? Kažkas apie ką, man atrodo. Jo, lyginant su mūsų į kitai, tas pats būtų. Gal ten biški tokia paprastesnė, nu, bet reikia dabar tokį. Čia labai aš norėjau paragauti
bulvių salotos. Matau bulvių ir dar kažkur labai daug, nežinau, ar čia grietinė ar kažkoks kitas padažas. Majonezas panašus. Nu, majonezas tikriausia. Čia tai gal irgi nėra labai neįprasta, ir Lietuvoje yra. Jau tas sriuba buvo neįprasčiausia. Gal reikėjo galų ją palikti. Aš žiauriai nekantrus tai. Tai tada šitų sūriukų, kai kas juos labai mėgsta. Nežinau, pas mus Lilė yra ar ne. Čia tiesiog vakliukai. Pusryčiam prie arbatos. Ir čia jau Justino kolegom. Jo, mano kolegos, viena kolegė turi brolius, brolius gyvena Islandijoje. Tai kai jį aplankyt nuskrenda, dažnai būna, tas dažnai porą kartų bent jau buvo parvežus saldainių su lakrica. Tai jie tokie juodi ir sūrūs būna. Tai kažkaip žiūriu, kolegoms patinka, tai aš irgi sakau parvešiu tą progą. Tik tai aš nelabai žinau, man ta lakrica nėra į Jonyžį panašiu. Čia tu du pakelius paimi? Tai vieną savo. Mamai. O čia traškučiai man jie primena kažkokius vaikystėj, tokie būdavo balti, kaip iš krakmolo. Nežinau. Bet ten lazdelės iš krakmolo, čia kaip makaronai sukti tokie. Tai forma, žinai, bet jie man tokie, nežinau, norėjau paragauti. Tai va. Tai šią momentį tokios prekės. Tai va, nebrangiai šiaip viskas šitas gavosi. Vakar, kur apsipirkinėjom daug žiūrim mažesnį su tokiom kainom, tai tikrai ne. Jo, tai vakar... Justinas jau žiūri, kad mikrofoną Tai vakar, kur apsipirkinėjom, nerodžiau, bet ten tokie mažesnį parduotuvytė ir šitam Toršaune, tai gerokai viskas brangiau buvo. Ten iš vis mažai nusipirkom ir ar daugiau gal dar sumokėjom. O čia taip, jau normaliai. Sakau, kiek eurų, tai už visą šitą ir Lietuvoje gal panašiai kainuotų. Tai va. Tai kaip įspūdžiai po šiandieną? Gerai, daug pavaikščiojom. Visai gera diena. Tas paskutinis haikas ant tos uolos labiausiai patiko. Gaila tik, kad dronų niekur nebuvo galima kelt. Tai va, bet paieškosiu gal kokių vaizdų nemokamai parsisiųsti internete. Gal kažko papildysiu savo šitą dieną, kad geriau atrodytų. Tai jei matys, jeigu rasiu ir įdėsiu, tai žinokit, kad tie vaizdai, kuriuos matėte žiūrėdami šiandien, tai buvo ne mano, o iš interneto. Bet... Kažin ar apskritai čia kur nors galėsiu su dronu paskraidyti. Man kažkoks toks vaizdas. Galima iš principo, nes žiūrėk, ten kur pakeliai sustot tos aikštelės, tai va ten sustoja, ten gražu ir ten skraidyti galima, tai nieks nedraudžia, bet ten prie jūros, kur buvom daugiau, tai ten tai dėl paukščių, tai gal dėl šiaip... Dėl oro uosto, dėl oro uosto. Jo, tas paskutinis, kur ir buvom, tai ten visai oro uosto zona, tai dėl to ir šiaip kiek žiūrėjau, tai praktiškai tose vietose tik ir draudžiama, gal dar yra kokia viena kita, o visur kitur iš principo leidžiama, tos elementarius dronų taisyklės galioja, tai bus galima paskraidyti vis tiek. Tai gal ir uždarom čia šiandieną. Viskas patiko. Viskas patiko. Aišku, ir vakarinė varami patiko, kai nereikėjo mokėti. Ja. Ko nepadarysiu dėl naujos žmonos. Kai teko taip ilgai laukti. Tai va, 39 metus laukiau žmonos. Tai gerai, uždarom šiandien ir susimatysim rytoj.